Kodėl labai svarbu išmokti pasakyti ne? Nes aš atsimenu, kai buvau jauna, aš su viskuo sutikdavau, į bet kokį projektą įsirašydavau, ką man pasiūlydavo, viską darydavau. Ir tai mane taip sekino, bet pasakyti ne, aš labai bijojau. Nu ką jūs, juk pagalvos, kokia aš bloga, nesutinku. O vdruk aš praleidžiu kažkokią galimybę. O gal ten mano yra svajonės išsipildymas. Ir tai davedė mane iki visišką nervinio išsekimo ir aš atsimenu, kaip aš mokiausi pasakyti ne. Ir pirmą kartą aš tai padariau būdama tik 34 metų, kai man eilinį kartą pasiūlė vienas pažįstamas giminaitis, o gal darom kartu bendrai verslą tokį ir tokį. Ir aš susikaupiau ir jam sakau, žinai, ne, aš turiu atsisakyti, nes negaliu. Ir jis man sako, ačiū, dėkui už sąžiningą atsakymą. Ir aš galvoju, negi taip paprasta, o aš tiek kankindavausi. Žinokit, tai geriausias mano sprendimas, kuris leido išmokti gyventi dėl savęs, o ne dėl kitų.